noriu su jumis pasidalinti apie taisyklingą odos nuvalymą vakare. Tam man reikės 3 produktų, dėl to, kad aš turiu makiažą ant odos. Jeigu makiažą ant odos jūs neturite, tai vienintelis dalykas, kuriuo jums reikės vakare, yra prausiklis. Jums nereikia nei micelinio vandens, nei makiažo valiklio. Visų pirma, ką aš padarysiu, aš naudosiu akių ir lūpų makiažo valiklį. Jis yra nei riebus, oil free, unikalus, geriausias pasaulyje, geresnį nesu bandžius savo gyvenime. Tiesiog dėjau šį priemonę. Matote, eina link pabaigos, bet jeigu nebūtų tokia beveik tuščia, matytųsi, kad čia yra 2 sluoksniai, trupučiuką gal matosi, jų reikia suplakti, sumaišyti, nes vienas sluoksnis jis pašalina paprastą makiažą, kitas vandenio atsparų. Tai šis unikalus makiažo valiklis pašalina kaip paprastas, taip ir vandenio atsparų. Jis yra visiškai neriebus, čia nėra jokių aliejų, bet ant odos jis jausis kaip aliejinis. Dabar žiūrėkit, aš turiu 2 servetėlės, čia yra specialios Mary Kay servetėlės, sukarpytos labai plonos ir tokiu būdu mes sunaudojam priemonę labai taupiai. Dabar aš prispausiu prie blakstienų padažytų, turiu ant akių tušą. Ant akių turiu blakstienų tušą ir dabar skaičiuoju iki 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeigu tušas būtų vandenio atsparus, skaičiuotumėm iki 15, bet šiaip aišku nieko baisaus nėra ir su paprastu tušu palaikyti ilgiau. Tokiu būdu priemonė suveikia. Aš dabar galiu jums parodyti blakstienas ant servetėlės ir dabar kaip kam patogu, bet teisinga kryptis yra būtent tokia nuvalymo. Ir pažiūrėkit, makiažas šalinasi labai paprastai. Tobulas makiažo valiklis, dabar viską į vidų su nešvarumais ir prie to paties nuvalau ant tokio makiažo. Taip, ir pašalinu. Tai yra teisinga kryptis. Viską pašalinam. Svarbiausia netrinti labai stipriai ir su nešvarumais vis į vidų ir pašalinam. Taip. Gali atrodyti, kad aš trinu stipriai, bet iš tikrųjų ne. Aš labai švelniai tai darau ir galima matyti, kaip aplink akių yra labai toks švelnus sluoksnis makiažo valiklio. Jis atrodo kaip ribaliukas ir jaučiasi kaip ribaliukas, bet iš esmės tai yra tokoferolis, tai yra vitaminas A. Jis yra tokias aliejinės formos, bet pasikartosiu, čia nėra jokio aliejus. Ir yra kosmetinis silikonas, kuris impregnuoja iš karto labai gražiai viską pašalina, nuvalo. Bet pati oda atrodo tarsi padengta kažkom. Yra kam tai labai patinka, pavyzdžiui, mane tai neerzina, man labai patinka, bet yra kam tai nepatinka. Nieko tokio, mes būtinai viską nuplausim. Ir dabar tą pačią servetėlę aš nuvalysiu lūpas. Galima paimti, aišku, ir švarę, gal paimsim geriau švarę servetėlę. Ir mūsų akių ir lūpų makiažo valiklis tinka ir lūpoms. Lūpų makiažo pašalinimai. Galima trupučiuką palaikyti, ne? Lengviau nusivalys. Taip, šis makiažo valiklis tinka ir jautriom akiem, ir toms, kurios nešioja kontaktinius lęšius, ir toms, kurios nešioja priaugintas blakstienas. Nes riebalo nėra. Kaip tai nesijaustų, riebalo nėra ir klijai nesugadins klijų ir blakstienas liks vietoje. Tobuliausias. Taip, nuostabus. Tai akių makiažo valiklį mes naudojame akių ir lūpų makiažo nuvalymui. Sekančiu žingsniu mes naudosime micelinį vandenį tam, kad pašalinti makiažo likučius ir SPF likučius nuo veido. Tai yra apsaugos nuo saulės, noriu priminti, kad turiu veido rozaciją, rožinį, tai mano veidas yra linkęs raudonuoti, neįsigaskit, tai po to praeina. Vėlgi naudoju ploną servetėlę tam, kad taupiai naudoti priemonę ir švelniais judesiukais pašalinu makiažą nuo odos. Taip, tai atrodo, kad yra ilga rutina, kad tai yra daug darbo, bet tai yra svarbu tam, kad oda būtų švari. Jeigu jau įdėjome pastangų tam, kad pasidažyti, tam, kad uždėti makiažo sluoksnį, tam, kad pasitepti kremą, tai jau labai svarbu taip pat viską ir kruopščiai pašalinti nuo odos. Jeigu jūs turėsite kažkokių klausimų, kažkas bus neaišku, kodėl aš taip darau, ar dar kokių, tai būtinai komentuokite, klauskite. Taip, valau makiažą ir man reikės dėl to, kad aš naudoju pakankamai storą makiažą, nes noriu pamaskuoti veido raudonį, savo kapiliarus, tai darau tokį stipresnį ir valymą, kruopštesnį. Ir pakartotinai būtinai patikrinu, kur dar kokie likučiai. Taip, tai micelinis vanduo yra sukurtas tik makiažo nuvalymui, labai švelnus yra mūsų micelinis vanduo, tinka ir jautriai odai, nesausina odos, bet aš noriu labai griežtai priminti, kad micelinis vanduo yra skirtas tik makiažo nuvalymui. Jis nenaudojamas rytais atsigaivinimui. Tonikas ir micelinis vanduo nėra tas pats, tai yra labai svarbu atsiminti. Jie turi visiškai skirtingas funkcijas. Taigi, micelinį vandenį naudojame vakarais tam, kad nuvalyti makiažą. Taip, nuvalyta. Ir paskutiniu žingsniu aš naudoju prausiklę.
Prausiklį aš naudoju prastai čia dar iš senos linijos, tai yra normaliai sausai odai, nes jis labai taupus, labai ilgai naudojasi, tai aš dar turiu iš senos pakuotės, bet esmė yra visiškai ta pati. Tai prausiklis bus kreminės konsistencijos, taip pat nuostabiai čia tinka Time Wise Repair pūtos brandžiai odai. Mes išspaudžiame nedidelį kiekį. Prausiklis yra kreminės konsistencijos, nesaustina, labai švelniai, va, pažiūrėkit, aš valiau makiažą, akių makiažas mecelinis labai lengvai paraudo, tikrai labai nestipriai. Dabar sudrėkinsiu veidą. Ir prausiklį aš išmasažuoju tarp pirštų visų pirma ir tik po to išmasažuoju visą veidą ir apeinu akių sritį. Akius apeinu. Ir viską labai gražiai išmasažuoju. Šis prausiklis yra skirtas odai 20+. Jis yra 4 viename, valo, labai švelniai šveičia, čia yra tokie vaško grūdeliukai labai švelnus, gaivina ir skaistina veido odą. Tai labai gražiai švelniai viską nuprausia ir nepažeidžia mano odos apsauginio sluoksnio. Ir dabar nuplaunu. Vanduo turi būti drungnas, ne karštas, jokių būdų. Turi būti komfortiškas. Ir reikia negailėti vandens ir gerai tikrai viską nuplauti. Nušluostyti veidą aš naudoju popierinės servetėlės visada, kad nesidaugintų mikroorganizmai šlapiuose rankšluosčiuose. Tai veidui naudoju tik popierinės. Taip, viską gražiai pratapšnoju, netrinu. Viską. Taip. Jokių filtrų čia nėra šiandien. Tai galite pamatyti, taip lengvai parausta veidas, bet to jis aprims, viskas bus gerai. Galima net pamatyti, kaip švyti veido oda, kokia jinai yra švari. Ir dabar aš būtinai naudosiu toniką ir taip toliau ir taip toliau. Patonizuojam. Vakarinę rutiną jau dariau video, jeigu reikia dar pakartoti, galite pakomentuoti, padarysiu pilną savo vakarinę rutiną. O dabar aš su jumis atsisveikinsiu ir eisiu padaryti toliau. Ką norėjau pabrėžti, būtent labai kruopštus vakarinis valymas yra labai svarbus tam, kad jūsų kremai, kad jūsų tonikai, kad jūsų serumai, viskas eitų ant švarios odos, labai gražiai susigertų ir duotų jums geriausią poveikį. Naudojau nuostabų neriebų akių ir lūpų makiažo valiklį. Akių makiažą nuvalyti, micelinį vandenį nuvalyti veido makiažą ir būtinai visus likučius priemonių kartu su nešvarumais ir makiažo likučiais mes pašaliname prausikliu. O dabar pasiruošus priimti visas veikliąsias medžiagas, kurias nori duoti savo odai. Jeigu jums buvo naudinga, būtinai nepamirškite man padėkoti laikų širdutę, galite pakomentuoti, palikti atgalinį ryšį ir pasidalinkite su draugė, kuriai tai irgi būtų svarbu ir aktualu. Jeigu dar nesekė mano puslapį, būtinai pasiek tam, kad nepraleisti naudingų patarimų. Ramios nakties.